praleisti. Nes jinai ir skamba labai neskaniai. Nes, pavyzdžiui, pasako disciplina. Kas jums tai yra? Kalėjimas ar laisvė? Labiau suvaržymai. Disciplina. Labiau suvaržymai. Tai ne darbo, man iš karto. 8 sučirkdavau skambutį, prasideda pamoka. Disciplina yra kai tu save. O jeigu yra disciplina, laisvė rinktis. Disciplina yra išsivalyti dantis. Pasikloti lovą, pasakyti savo gerą žodį. Disciplina yra pasirinkti savo gerą maistą. Tai ar disciplina yra laisvė ar kalėjimas? Kokybė. Disciplina yra pasirinkimas. Aš renkuosi. Aš susidedu savo gyvenime taškus, kurie mane išlaisvins. Nes disciplina yra laisvė. Nes jeigu aš šiandien pasirinksiu daryti taip, rytoj aš turėsiu tai, apie ką aš visą laiką svajoju. Ir šiandien kalbėjome apie tą konferenciją, atvažiuojant ir, kuri nevažiavo šiandien, sako, kad aš nevažiuosiu, juk aš ant scenos nelipsiu. Ko man ten važiuoti? Apie Rygą. Ne apie Rygą, apie bet kokią konferenciją. Ar Valencija, ar Barcelona, ar dar kažkas. Aš ten visada važiuodavau ir sėdėdavau ir matydavau, kaip aš lipu ant scenos. Aš tą vizualizavau, aš veikloju su 15 metų. Ir aš mačiau kiekvieną kartą. Kartais gal už kokį mažesnį žingsnį, gal kartais už didesnį. Kartais gal tiesiog ten leisdavo praeiti, žinot, visiems 5 duoti, vis tiek faina yra. Ir tai yra taip pratinas, kol tu ten esi. Bet kad ten atsidurti, tu turi nervių leisti atsisėsti. Suprantat? Ir disciplina man nebuvo įgimta. Aš esu tinginė. Jūs neįsivaizduoju. Danielis nepatikėjai. Aš viską padarysiu, kad tik man kažko nereikėtų daryti. Jo. Visai kas tave sustigavo. Bet Giedrė, vyras už tave į tualetą nenueis. Tai aš manau, čia visi tai supranta. Kad tol, kol aš nesusidėliojau savo darbų, tol niekas ir nevyks. Nes dažniausiai visada vykdavo galvoje. Ir daugelis jūsų vyksta galvoje. Jau dabar nuo pirmadienį, kai aš ten pradėsiu, ten kiekvieną dieną postą įdėsiu draugį, prašysiu gal klasioką, kokią atsiminsiu tą. Tai visą savaitę svajojom ir paskui ten šeštadienis, sekmadienis, bet aš juk pirmadienį žadėjau, kad jau dabar tikrai pradėsiu daryti. Bet jeigu jūs neturit sąrašo, jūs nepradėsit to daryti. Dėl to, kad kaip Aurelija užsirašė ir jinai padarė. Nes jau pats didysis darbas yra pasiruošimas. Tu gali kepti pyragą be receptų. Biški taip, šitaip vieną kartą taip gausi, kitą kartą taip gausi, ne. Bet jeigu tu turi receptą, tau visada gausis taip pat. Kodėl kavinė visą laiką tokį patį karbonadą padarė? Todėl, kad yra receptas. Čia galėtų virėjas papasakoti, kaip ten viskas vyksta, ne? Jeigu kita pamaina, biškai kitaip gaunas. Tai va, kitaip, bet normos yra tokias. Ir jumise turi vykti apsisprendimas, ką aš kiekvieną dieną darysiu, kad pasiekčiau savo tikslą. Ne? Nežiauk. Tai va. Gerk eleveitą. Eleveitą greitai, eleveitą studija. Ir tokį dalyką reikia suprasti, kad sėkmė nepriklauso nuo nuotaikos. Aš niekada neleidžiu savo nuotaikai diktuoti, ką šiandien padarysiu. Nes jeigu šiandien galbūt kažkaip netaip jaučiuosi, tai aš paklausiu savęs, kodėl, gal aš kažkur susireikšminau,
gal kažkur mano ego pakilo, gal man ten kažkas kitas įvyko, kai su savim pasikalbu, ir tada, neverta, mano tikslas yra didesnis už mano nuotaiką, kokia yra šiandien. Tai tiesiog išgeri daugiau kruciferio, omegos, magnio, atsipalaiduoji, ar kokią bytą pastaisai ir tada šiandien pasivaikščioti ir tu jauti, kaip tau vėl tos mintis ateina. Nes tu nepasinėriai į savo nuotaiką, kuri tavęs neaugino. Va, čia net buvo puikus pavyzdys tas spiralė, ne? Kokios mintis mano galvoje yra? Ar jos yra kuriančios, ar jos yra griaunančios? Kur jos veda? Ar aš leidžiu savo emocijai kažkokiai diktuoti, kaip, tai iš tikrųjų tiesiog nutolina jūsų sėkmę, bet vienu metu viskas sugrįš. Tai tiesiog pradėsiu va taip nuo ryto, per pietus iki vakaro, kaip ten viskas atrodo. Rytas pirmiausia turėtų būti pasirūpinti savimi. Ne telefonas atsakyti, kas ten parašė naktį, kur nors ten būna, ten pilna žinučių prarašyta, ten dar kažkas. Rytas pirmiausia yra pasirūpinti savimi. Išgerti tą stiklinę vandens, ten papildus, skaidulas, botanikal, mes su vyru mankštą padarom, mes papusryčiaujam kartu. Aš tokius dalykus, žinokit, svajoju, šiandien mes tai turim. Kad mes kartu sėdėm ir pusryčiaujam. Ir tik tada, aptarę dienos reikalus, kas šiandien vyks, tada aš įsijungiu, vat, kažkas parašė, kažkam atrašau, kažką tas. Ir tik tada, kai aš pasirūpinu savimi, tada aš galiu pasirūpinti ir kitais. Bet jeigu tu pirmumai duosi kitam, tu pamesi save. Ir tada tu vadovausi savo nuotaiką, būsi nepatenkinta, nes tu savim pirmoje vietoje nepasirūpinai. O pasirūpinai kažkuo kitu, nes atrodo, kad tai yra svarbiau. Ir aš tokią vieną citatą labai dažnai vadovaujuos, kiekvieną dieną daryk daugiau, nei iš tavęs yra tikimas. Nežinau, tai pasakė Amerikai Ashley, ne? Jinai tiesiog sako, aš save mėgstu stebinti kiekvieną dieną. Aš kaip sako, kaip tau tokios mintis kyla, kaip kas, dėl to, kad aš save noriu nustebinti. Aš noriu suteikti savo, wow, karts padarau kokį video. Eik, tu gerai, bet kaip gerai tu padarei. Tiesiog džiaugiuosi savim. Fainiai, ne? Arba tą šokį, kur įdėjau. Kaip man buvo, faina. Bet dėl to, kad man buvo nuostabu. Ir kodėl, vat, Rasas sakė, darykit su malonumu, su lengvumu. Ne? Tai tiesiog nustebinkit save. Pirmadienis mūsų, ne? Tai mūsų komandos yra labai didelis startas, susijungiam, kas galim, pasidalinam, kuo gyvenam, kuo džiaugiamės, kas vyksta, ką išmokom, kokį svečią pasikviečiam, įsikvėpiam, iššūkį, mes, pavyzdžiui, labai iššūkis išsikeliam, ar tai kokį tikslą, kaip gyvenam, su kuo bendravom. Mums pirmadienis yra labai svarbus. Tai toksai, kaip merginas, vat, yra sakysis, toks gyvybės eleksyras, kur tu kiekvieną pirmadienį išgeri ir toks, ir dabar Vida, dabar negalėjo prisijungti ir iš karto. Sako, jau jaučiu, kaip man trūksta tos dozės, žinai, tai nauja, ir sakai, nebekyla minčių, ne, ką daryti, nes mes vieną iš kitos, ką darom, su kokią bendrą mes įsikvėpėm. Ir buvo tokia vieną kartą, kad aš tiesiog buvau paskyrus merginom asmeniškai. Vat susitarėm su vieną trečiadienį, su kitą antradienį, valandą susitinkam ir konkrečiai jos poreikį. Ir buvo viena, kuri neprisijungė. Nesuprantu, rašau į Zoomą. Sakau, kodėl tavęs nėra? Sako, aš neturiu ką papasakoti, nes nieko neįvyko. Sakau, tu čia galvoji, kad mes susitinkam pasigirti? Kaip mums viskas fainiai sekasi? Ne. Mes galim papasakoti apie tai, kaip mes galbūt pažadėjom, neištesėjom, kaip aš galiu save pakelti, gal kažkoks pokalbis buvo, dar kažkas. Mes pirmadieniais nesusiskambinam ar asmeniškai pasigirti, šiandien, žinokit, pavariau tą bizniuką, pardaviau, čia provitalį, čia belekiek, žinai, čia registracijas, matai, 3 registracijas padariau, nepasigirti. Bet mes susiskambinam paaugti
kiekvieną kartą. Ir mes žinom, ne, dabar čia aišku sakė, nesiųsti tų renginių, tai aš merginoms jau perspėjau, žinokit, jau kas kur vyksta, nebegausit, nes kaip Diana sakė, tada jau čia, žinai, primesta yra. Bet iš Ne, nu čia tikrųjų, informacija. yra. taip, bet jos yra šaunuolės, jos pačios apsisprendžia, įmetu Aldutę, aš važiuoju, kas mane veža, jinai iš karto ieškosi, kaip jinai čia sudalyvauti, kaip čia atvykti, žinai, čia panos irgi tuoj. Va čia yra tas, tie, kaip sakau, mūsų komandos grinuoliai, kurie apsisprendė ir žino, koks yra tikslas, ne? Nu tai va, savaitės pradžioje, dienos pradžioje mes pirmiausiai įsikvėpėm. Tada ateina toksai dienos vidurys, kada aš skiriu laiką, nu vat galbūt kažkas dirba, čia neina įterpti. Nežinau, Vida, kada tu įrašus darai, galėsi galbūt užsiminti, bet aš tikrai skiriu laiką tai socialiniai medijai. Noriu vertingo turinio, noriu, kad tas turinys būtų ir pamokantis, kad jis būtų įkvepiantis, informatyvus, kad ir man, ir žiūrovai būtų fainai jų žiūrėti. Ir aš visada sakau, padarykit pirmą. Dabar Jovita įsipareigojo. 30 dienų, sako, aš įkelsiu po vieną video apie arba istoriją, arba produktą. Sako, dabar jau kiek 17 dienų eina, ne? Sako, aš pasižiūriu į pirmą, gėdą, pelėdą. Sako, aš jaučiu, kaip aš patobulėjau, aš jau jaučiu, ko auditorija nori. Aš jau žinau, kaip kalbėti. Jau netgi kiti neverbuoja. Jau ir kiti rašo, sako, gal norite prisijungti į mūsų komandą. Taip, Jovita tokį pasiūlymą susilaukė. Bet tik bedarydamas, nu, tu gali visą tai išmokti. Įsivaizduokit, Giedrė mane erzindavo visą laiką. Ji prie mano akių ant visos garso telefono mano video pasijungus klausos, o aš negaliu pernešti savo balsą. Ir ji taip specialiai daro, bet jau gali daryti, nes... Bet jau nebeveik. Jinai gavo imunitetą savo balsą. Taip, dar viena puikia citata. Jeigu nori uždirbti daugiau, padidink veiklos kiekį, bet ne savo lūkesčius. Nes vat ir Aurelija kalbėjo apie lūkesčius. Mes tik dauginam savo lūkesčius, ne, kaip mes to norim. O ar mes darbų kiekį padauginam? Ar mes padarom namų vakarėlį? Ar mes susisiekėm su žmogum? Ar jam paskambinam? Ar ten postą įkeliam? Ar mes padarom? Ar tik tai norim labai daug? O tų veiksmų kiekis yra, nu, toks, kaip čia, pirmąjį tą biški čia, dar tą pagalvoju, čia gal kažkur nueisiu, žinai, ir visa kita. Ir iš tikrųjų, dar ką noriu pasakyti, kad socialinė medija man tai yra darbo vieta, tai nėra pramogėlės, o tai yra puikus darbo įrankis, kurioje aš sakau, kad socialinė medija man yra autostrada, ten yra didžiulis srautas žmonių, tik priklauso, kokią jūs žinutę nešit ir ten toje autostradoje stovėsit, kuris žmogus norės sustoti. Man visai įdomu. Ir jūs jį sustabdysit ir sakys, va aš noriu tavęs paklausyti. Dar labai svarbu yra skirti per tą visą discipliną savo laiką mokymuisi. Tai būtų kažkoks seminarų perklausimas, sėkmingų lyderių, arba va ten va Aurelija įmetė dabar apie cholesterolį, perklausai, užsirašai tą receptą, kad tau nebereikėtų ten eiti ieškoti, ko dabar čia reikia, kad cholesterolį vartojant, ne? Tu tiesiog kokį 30 minučių skiri tam laiką kažko išmokti. Danielius knygą vat skaito. Man labai patiko, šį vieną vakarą pasiėmė telefoną. Ne. Knygą paskaitysiu, juk aš skaitau knygą, padėjo tą telefoną, knygą skaitau. Dėl to, kad jis įsipareigojo savo. Ir jis atsisėdo, jisai rašo dėkingumą, šitas gražus vyras. Tai yra labai labai svarbu. Ir iš Kiyosakio, turėjau irgi sakinį užsirašęs, kad tavo pajamos niekada neaugs aukščiau tavo asmeninio augimo lygio. Jeigu tu nepaaugai, tavo ir pajamos, ir vertybės, ir tikslai niekas neauga. Kiek tu į save įdedi, tiek tu ir atiduodi. Nu ir vakarą, kas lieka vakarui, nusiėmiau klientus nuo vakaro. Viskas.
5 valandą man gali, nei aš ir į kirpyklą, nors į kirpyklą iš vis ten 2 dienas, tik tai per savaitę esu pasidarius, bet vakare nebedirbu, nebeturiu vakarinių klientų. Todėl, kad šitą laiką aš noriu skirti. Ar tai mes su šeima susėdam, kažką vertingą laiką. Ne filmą žiūrim. Nes irgi man vaikai, nu tai ką čia veikia, filmą žiūrim. Nusakau, kad po 15 minučių visi miega. Čia vadinasi, filmą pažiūrėjom? Ne, mes kažką naudingą nuveikėm, pasipasakojom, pakalbam, kas jų gyvenimuose dedasi, kaip Oskarui sekasi sportuoti, kaip tas. Tai augindami ir veikloje viskas auga. Dėl to, kad jūsų koncentracija nueina į dėmesį. Jeigu mokinamės šeimoje rodyti dėmesį, mes ir komandai išmokstame rodyti dėmesį, ne? Tai žodžiu, mes vakaras toksai yra daugiau refleksijai, pasiruošimas vėlgi rytojui, ko aš noriu iš rytojaus, apžvelgiu savo dieną, ką šiandien padariau, kas mane priartino prie tikslo, ar aš viską neplaku, jeigu visko nepadariau, perrašau vėl kitai dienai, galbūt kažkam nepaskambinau, kažkam neparašiau, nes tikrai būna nuplaukia, arba kažkas tiesiog įsiterpia į tavo dieną ir vėl tu planuoji iš naujo. Kodėl visą tai svarbu, kad disciplina man nėra griežta tvarka, man tai yra laisvė. Apie šitą laisvę aš visada svajojau, visada jos siekiau, visada jos troškau. Ir dabar visada Daivutė irgi sakydavo, jeigu tu nesusiplanuosi, nesusidėliosi, kažkas tai padarys už tave. Ir žiūrėkit, jeigu tu nesusiplanavai dienos ir sako, ar tu gali ten nuvažiuoti, ar tu gali padaryti, aišku, gali, nes tu nieko nesusiplanavai. Jeigu tu nesusiplanavai, tai tu nueisi ir indus išsiplauti, ir mašiną išsivalyti, dar kažką, nes tu nesusiplanavai. Tu visada rasi kažką svarbesnio padaryti, negu tavo planai, bet jeigu tavo tikslas yra aukštas, tu turi planą, tu ir eini juo. Ir sėkmė tai yra įpročiai, kuriuos darai ne tada, kai niekas nežiūri, kai tu niekam net nerodai. Jaučiu, jūs niekas net nežinojo, kad mes mankštą darom kiekvieną rytą, kol nepradėjom to rodyti. Tai čia mes šiaip sau dėl savęs tą iššūkį išsikėlėm, bet mums labai faina, žinokit, kaip mes skubam prie to telefono, nors dar taip norėtume pusvalandį, žinai, pasivoliuot lovai, bet keliamės. Ir tą bosą dieną tikriausiai noriu, kad jūs atsisuktumėt į save ir pasakytumėt, aš esu savo gyvenimo šeimininkas, aš esu lyderis, aš esu savo bosas. Ir aš kuriu savo ateitį, savo kasdieniais žingsniais, discipliną, atsakomybę ir priėmimą. Mokausi ir einu ir kuriu savo ateitį. Išsikelkit tikslą.